sutinkam pagal rūbą, o išlydim pagal protą. Kaip sako, dizainas atveria duris, o charakteris leidžia pasilikti. Tai šiandien mūsų laidoje Skaidra Vaicekauskienė, vizualinės komunikacijos ekspertė. Šiandien mes kalbėsime apie tai, kas yra iš tikrųjų opu kiekvienam, kalbant apie, nesvarbu, ar būtų skaitmeninė rinkodara, ar ne, ar tai būtų spauda, ar būtų reklama, stendai, nes visiems yra labai labai svarbu, kaip save pateikti, kad ir atpažintų, ir atskirtų, ir nesumaišytų, ir panašiai. Šiandien mes panagrinėsime keletą tokių klausimų. Ką peržiūrėjęs šią laidą žmogus išsineš? Užklupai, ką išsineš. Išsineš žinojimą, kad kiekvienoje srityje reikia žinių. Mes visi mokam gydyti, visi mokam mokyti, bet vis tiek einam pas tikrą gydytoją, taip? Tai šiuo atveju ir dizaino srity bent kažkokias elementarias taisyklės reikia žinoti ir manau po šitos laidos bent paskatinsim žmonės dirbančius komunikacijoje ir išoriniai komunikacijoje ypač pasidomėti, bent jau pasidomėti dizaino taisyklėm. Nes, čia yra, kad estetika yra tylioji rinkodaros kalba, ar ne? Ir mes kaip ir visi suprantam, kad mes turim gerai atrodyti. Bet kai pabandai užsidėti tą rūbą, čia su daug ko susiję, tarkim, ar tai tu nueisi, pavyzdžiui, parduotuvę, ar ne, yra dažnas toks dalykas, kad tu matai ant manekeno uždėtus rūbus, ar ne, ir dažniausiai, labai dažnas pirkėjas iš tikrųjų ir perka tą komplektą, kas ten yra uždėta. O jeigu jo nebūtų ir reikėtų išsirinkti pačiam, ar ne, jau kažkaip yra sudėtinga. Nors prekiniai ženklai yra žinomi, brangus ir panašiai, gali žmogus apsirengti visais Armani, Gucci, ten Boss ir taip toliau, bet kažkaip nedera. Ar ne? Tai kokios yra priemonės, paprašant, priemonės, kurias rekomenduoju naudoti, nes yra Canva, ar ne, kurią dabar visi naudoja, ir mes matom, kaip apvelkamas yra turinys, bet nuo ko iš tikrųjų reikėtų pradėti? Taip. Iš tiesų, ta Canva nužudo dizainą. Kai žmonės man pasako maketoju su Canva, tai kažkaip taip nustembu. Viskas gerai su ta Canva, toj prieisim iki Canvos. Iš tiesų klientai ką daro? Klientai pirmiausia nuskanuoja. Ir nuskanuoja viską, ir visus tos vizualus nuskanuoja, ar tai būtų reklama virtualioje erdvėje, ar tai būtų spauda, ar tai būtų pasiūlymas, ar tai būtų kažkoks pristatymas, jisai pirmą skanuoja. Ir to vienovė būtų gerai, kad būtų per visas vietas ir, kaip sakyt, taisyklės. Viskas turi būti pirmiausia tvarkingai. Tai dizainas per visas vietas turi išspręsti tokią problemą, kažkokią problemą. Ar nusipirk batus, ar išreklamuoti kažkokį ženklą, ar ateik į koncertą, bet ta žinutė turi būti aiški. Ir dizainas yra labai praktinis. Ir kad man gražu neveikia, turi būti suprantama tai klientūrai, tiem žmonėm, kurie pas tave ateis, nupirks, pamatys ir sužinos. Ir dabar grįžtant prie Canvos, ta vienovė, lygumas, viskas ok, dabar grįžtant prie Canvos. Pasidarė labai paprasti dalykai, visiems labai prieinami, lengvi, ypač tas dirbtinis intelektas labai mums padeda lengvai, greitai kurti ir staiga visi pasidarė tais komunikuotojais, dizaineriais ir maketuotojais. Viskas gerai, tačiau neįvertina kai kurių dalykų, kadangi tų žinių pamatinių apie tvarką ir dizainą nėra, tada pasiemam Canva šabloną, gerą šabloną. Bet tada nusprendžiam, kad mums reikia taip, kitaip, anaip, šitaip ir tą šabloną sugadinam, belia kaip sudedam, man dar reikia šito paveiksliuko, dar šito, dar tokio visokio šrifto kažkokio ir išeina toks šiukšlynas.
Bet žmogus įsitikinęs, kad aš dariau su Canva šablonu ir vadinasi, čia viskas gerai ir tu jam negali įrodyti, kad tai šiukšlynas. Aišku, kada tas šiukšlynas patenka į virtualią erdvę ir jisai neveikia ir nepritraukia žmonių, tada jau ateina tas supratimas. Bet pirmą tų šiukšlynų pasidarom. Taip netyčia. Nes priemonės prieinamos ten. Aš dabar, kadangi esu Adobe mylėtoja ir labai rekomenduoju Canva pakeisti į Adobe Expressą, tikrai biški geriau, tobuliau ir tiesiog programa atlieka tą patį ką Canva, bet Expressas geriau. Geriau. Dabar jis kaip ar gražiau, ar jis taisyklingiau dizainus, kuo realiai tas Adobe Express, kokiuose punktuose laimi? Laimi, kad lengviau padaryti taip, kaip tu nori, o ne taip, kaip tau siūlo šablonai. Tarkim. Galbūt truputį daugiau pastangų reikia įdėti išmokti Expressą, bet rezultatas lengviau padaryti savo darbus negu Canva. Ir kadangi tai yra Adobe produktas, tai dar yra toksai Photoshopas webinis, tai ten greitai gali pereiti prie to webinio Photoshopo ir ten biškai pasitvarkyti, tai ten dar tokių pliusų yra. Ir vis tik prisiminus, kad Adobas labai gerai dirba su vizualika, tai atitinkamai ten ir nuotraukos kokybiškos, ir tas fono išėmimas kokybiškas labai yra, ten jau jie daug metų dirba šitoj srity, tai natūralu, kad ir tas mažas, trumpas Express variantas yra geras ir iš tiesų išbaigta. Tai kad prisiminkim, realiai Adobe kompanija berods pirmoji ir sukūrė šriftą, pirmąjį ant Microsoft'o, kažkas... Microsoft'as, jie buvo pionieriai kažkurio tai ten šrifto ir nuo to ten kažkaip prasidėjo, aš dabar tiksliai negaliu pasakyti, bet jeigu pasinagrinėsim apskritai apie jų šaknis, matyti, kad dizainas pas juos visų pirma. Ir aišku, kitas žodis, kas pas visus yra naudojama, tai Photoshopas. Taip. Jau toks bendrinis pasidarė tas Photoshopas. Jo, Photoshop, netgi ir video pafotoshopinti, kiti sako, žinai, ar čia pafotoshopinsi man vaizdą, ašgi filmuoju. Bet iš tiesų, jau tas toks bendrinis pasidarė, bet nežiūrinti tai, mano nuomonė, visas priemonės reikia išmokti, kad tie įgūdžiai atsirastų ir kad tikrai išnaudotumėm tas galimybės, tai išmokti reikia ir Photoshopą išmokti reikia, ir Expressą išmokti, ir kitas programas, ir tą patį Canva irgi reikia išmokti. Spragsėjimo būdu daug kas įvyksta, bet jeigu mes išmokstame, tai tada įvyksta greičiau, geriau, tobuliau ir tas baigtinis rezultatas geresnis. Na taip, nes šitoje vietoje yra, kad kiek man tenka susidurti, kai aš pats, tarkim, montuoju su Adobe Premieru ir yra Adobe Express, tai man labai lengva susikurti tos vadinamas thumbnailus, miniatiūras. Aš iš karto galiu už tą pačią kainą viską turėti ir man reikia Canva subskripcijos, žinai, nes čia taip, bet, tarkim, man asmeniškai, man maketavimas yra mano ta silpnoji dalis ir aš matau, kad man tai yra, vis tiek, žinai, atrodo taip keista, bet vizualinė estetika, jo, galiu, video kompozicija yra viena, bet kai reikia sumaketuoti, padėlioti tą tekstą ant vaizdo, žinok, man sunku. Labai suprantu. Iš tiesų, daug metų patirties turiu ir visokių tokių prisižiūrėjus įvairių darbų, nes paprastai pas mane ateina tada, kada jau viskas gelbėk skaidriau, čia vakar reikėjo, rytoj reikia ir jau reikia tempo. Tai prisižiūrėjau labai blogų darbų. Ir iš karto galiu pasakyti, kur dažniausiai klaidos daromos. Ką tu ir minėjai, su tekstu. Didžiausios klaidos įvyksta su tekstu. Todėl, kad, tekstas viskas aišku, žmogus perskaitys. Ne, mielieji, tikrai ne. Reikia labai daug dėmesio skirti teksto sudėjimui ant vizualo bet kokio, ar tai bus video, ar tai bus blynas, ar tai bus spauda, ar tai bus kažkas tokio daugiau. Ir paprastai mes daug dėmesio skiriam spalvom, fonui, nuotraukom, gražiam piešinukam ir, tekstas, viskas aišku, uždėsim. Taip nebus. Kai uždedam viską su Arial ir vienodai, ir vienodų dydžių, ir nėra hierarchijos, ir nėra kontrasto, atsiranda problemos. Tai reikia labai daug dėmesio skirti būtent teksto atvaizdavimui, nes vėl įspūdis. Pirmą žmonės pažiūri, pamato tekstą, tada
įspūdis, ar ten bus kažkoks tekstas toks lygus, statiškas ir storas, ar lengvas rašytinis, tai iš karto mums emocijos veikia. Ir tas šriftas turi atitikti tą turinį, kurį jisai neša. Negalim tenai gėlių parduotuvę su kažkokiu Arielu šriftu sudėlioti. Tai ta viena pusė. Kita pusė - teksto skaitomumas. Mes turim galvoti, kad žmogus tos informacijos, kurią mes puikiai žinom, nes rašėm, jisai nežino ir jam reikia iš eilės viską perskaityti. Tai reiškia, jis pirmą nuskanavo, o tada jisai turi norėti perskaityti. Tai vadinasi, kažkas turi būti didesnių šriftų, kad užsikabintų, tada jau kažkas jau smarkiai mažesnių, kad jau susidomėtų, o tada jau smulkiau, kur paskambinti ir kur nueiti. Bet mes turim visą tą taip sudėti. Ir yra taisyklės. Plus, kada maketuotojai mokosi pas mane, tarkim, tai irgi labai daug taisyklių, kaip sudėlioti tą paprastą tekstą. Koks šrifto dydis, koks eilutės ilgis, nuo to priklauso eilutės tarpai, protarpiai tarp eilučių. Tai čia daug dedamųjų, ne tai, kad pasakysi ten tam tikrų šriftų, ten tiek punktų ir bus gerai. Nebus gerai, nes priklauso eilutės ilgis koks, priklauso, kur tu įdėsi, kaip jis atrodys. Tai kažkaip žmonės va šito neįvertina. Tai mano patarimas, kad truputėlį, jeigu dirbate su tekstu ir darote vizualų su tekstu, tai pasidomėkit vis tik tai, kaip suformuoti tą skaitomą tekstą. Noriu pasidalinti su jumis savo sukurtų produktų. Tai yra dalykas, kurį aš kūriau savo vaikams. Tai yra dar kol kas, kol turėjau vieną vaiką, dukrą, visą laiką ieškodavau, ką jai perskaityti prieš miegą. Ir taip gimė ši idėja sukurti lietuviškos pasakos komiksą, kuris būtų populiaria animacija, tokia kaip žiūri vaikai, taip kaip mėgsta vaikai žiūrėti. Ir manau, kad tai yra naudinga, todėl kad lietuviškos pasakos išsiskiria tuo, kad juose yra pasakojamas moralas. Mūsų tauta išliko ir liko stipri dėl to, kad turėjo ypatingą stiprų mokymo pagrindą nuo pat vaikystės. Todėl pasakos yra pagrindas visuomeniai augti ir būti stipria, moraliai brandi ir dora. Komiksas Laumė yra pirmasis komiksas, kurį aš ir išleidau. Šiuo metu sekantis komiksas yra planuojamas Eglės žalčių karalienė. Taip, tai yra labai stipri, labai svarbi pasaka mūsų kultūroje. Ir dar, tiesą sakant, rašau savo autorinę apie būtybės ir dievus, remiantis baltų mitologiją. Nes su tais tekstais, ar ne, įmaketuotis, ar tai būtų į video, sakykime, kas man yra labai gražu, kinetic typography, tas vadinamas, kažkada bandžiau šitiek mokinausi, eina sau, ten yra lygi, žinai, o ką dabar dažnai pamatome, tai žinai, tas, jeigu yra ten, sakykime, 2 žodžiai, 2 eilutės, ar ne, ir vienas yra lyg ranka rašytinis, žinai, šriftas, o kitas spausdintinis, ir visi jį dabar naudoja. Ir taip, yra tos subtitrų programos, kurie naudoja visi, yra ten, tarkim, 3-4, ar ne, ir chebra pasirinkę tą patį šabloną ir visiems brandam, nesvarbu kam, ar tai būtų vlogas, ar tai būtų podcastas, ar tai būtų reklama, sakykime, ar tai tiesiog UGC kūrėjas, paėmė ir subtitruoja, ir visur tie dalykai yra vienodi. Ką tu apie tai gali pakomentuoti iš tikrųjų? Aš tik šitoje vietoje siūlyčiau atsigręžti į įmonę ar į žmogų, kuris tą komunikaciją daro į išorę. Vis tik tai kažkoks įmonės įvaizdžio knyga yra. Tikėkime, kad yra tas brand, ne? Tai vis tik tai siūlyčiau visuose kanaluose pasistengti remtis tą įvaizdžio knygą. Galbūt kažkur neišeis, nepavyks, galbūt nėra ten to subtilaus kažkokio šrifto, tai galima kažkokią atitikmenį rasti panašų, bet tada bus tvarkinga, vienoda ir aišku. Tada ir toj tinklalapį, ir ten vizitinė jūsų, ir kažkame dar, ir visur bus vienoda. Ir tas labai svarbu išlaikyti tą vienodumą. Kita dalis - nesiblaškyti tarp šriftų. Ir dirbant su tekstu yra vienintelė tokia auksinė taisyklė. Bet kokiam vizualė, bet kokiam didelė, mažam, bet kokiam 1 arba 2 šriftai. Viskas, taškas, daugiau nėra.
trečias gali galbūt atsirasti, jeigu ten koks nors ranka rašytinis šūkis, ne, ten sudėjom ir kažkoks tenai skanaus ar dar kažkas, nesvarbu. Tai įprasti naudoti vieną arba du šriftus ir gerai. Kita dalis norim greičio. Ne? Tai vat ką aš sakau, tai biškai reikia pastangų, laiko ir panašiai. Bet tos pastangos atsiperka, nes tada atsiranda atpažįstamumas. Ir kai atsiranda įmonės atpažįstamumas, tada ir patikimumas atsiranda. Ne? Bet dabar tas greitis. Norim greitai, imam tas bendras priemonės greitai. Tai aš tada sakau, greitai irgi galite, greitai pafilmavom, uždėjom ten, kas siūlo mums ten tos programos, bet tada rinkitės ne pirmą variantą, o 5, 6 ar 7. Nes visi, kaip sakyt, kai kažkoks pasirinkimas yra, tai visi masiškai 1, 2, 3 ir tada pas visus vienodai. Jau ten tie kanvo šablonai Facebook'e visiems atsibodo. Pasižiūrim ir matom. Tai aš sakau, tai ne iš 1 puslapio rinkitės, ten iš 5 puslapio rinkitės. Tai bus ir su tais užrašais, kai reikia greitai išsirinkti ir nėra ten kada galvoti apie tos mūsų, tai imkit, ne 1 variantą, 2, 3, nepatingėkit bent jau paspraksėti kelis variantus į tolį, jau bus kitaip, jau spalvą kažkokią kitą pasidarykit, tai, taip. Ir aišku, tuos ruošinukus visą laiką verta daryti ruošinukus, kokie ten bebūtų šablonai, kažką vieną padarėt, tiko, paėjo, taip sakant, pasidarykit ruošinuką, kad kitą kartą nereiktų ieškoti, 1, 2, 3 suspraksėjot ir turi. Ir 1 arba 2 šriftai, va čia nežinau, kaip įkalti galvą. Bet aišku, aš taip tikiu, kad vis tiek be eksperimentų neeksperimentuosi nepavyks ir vis tiek ten tie įrašai, jie išlieka ir ten, aišku, ten jeigu, tarkim, kalbant apie YouTube kanalą, tai ten viskas yra labai keičiama. Jeigu tu kalbė apie Instagramo Reelsus, tai jau kaip ir nuvažiavo. Tai jau to nepakeisi. Tada, kaip sakant, reikia vėl naujo turinio, kad ir remiksuot galbūt iš kito kampo ir tada vėl dėti vizualą ir tada vėl žiūrėti. Ne veltui ir reklamose, ypatingai reklaminėse kampanijose, jeigu tenai Facebook, Instagram ar ne, tai ir daro testo apie 20 netgi. Vienai žinutei. Tai ir įsivaizduokime, tai ten, aišku, kaip sakai, greičio reikia, ar ne, ir tada kiek nesąmonių ten pridaro ir belė, o jeigu būtų 20 labai tikslingų, ar ne, kaip pagalvoju, kokį tada efektą galėtum turėti. Ir čia, iš tikrųjų, kai dabar brangs ta metos reklama, ir jinai dar brangs, tai jau ir kiti sako, jau pradeda nebeatsipirkti, jau ką daryti, jau eina prie organinės sklaidos labiau, o tada atsiranda brandingas, asmeninio balso paieška, ar ne, ir su to mes susidurėm visi. Ir, matai, čia dar ką pastebėjau, kalbant apie maketus užbaigiant, Canva tai yra Canva. Dar yra naujas dalykas. Gemini arba ChatGPT maketai. Kai sudeda informaciją ir pasako, padaryk man maketą, kaip jie skiriasi. Jie yra... Struktūriškai, man atrodo, faini, bet aš matau, kad perkrauti. Renginiam, plakatui gal ir gerai, bet tos spalvos, tas 3D, 95 metų stilius atrodo toks grįžta 2000-ųjų, nesuprasi. Ką čia galėtum pakomentuoti iš savo pusės? Taip, dabar su dirbtiniu intelektu. Iš tiesų, jisai daug gali padėti, bet prisiminkit, kad jisai, dirbtinis, bet ne intelektas, ar ne? Ir šitoj vietoj jisai labai greitai ir jisai vis tik tai išveda vidurkį. Jisai nieko nesugalvos originalaus ir tokio wow, jisai yra vidurkis. Tačiau labai gerai juo pasinaudoti, kada reikia pageneruoti idėjas. Sugalvojau 3, jo paklausai, sugalvoja tenai 10, ne? Gal šitas visai nieko. Kažkokius vis tiek galutinį produktą žmogus turi perleis per save ir jo turi būti sugalvojimas. Tai galima jo pasiklausti, paprašyti eskizų. Arba, tarkim, apie logotipus šnekant. Kiek daug laiko gaištame eskizuodami ranka, o ten paprašym, pasakėm, jisai paskizavo, mes dar paprašym. Eskizavimas įvyksta labai greit. Tai čia nebūtinai logotipo, kitų daiktų reklaminių irgi. Bet paskui vis tiek galutinį produktą mes turime padaryti profesionaliai. Kaip ir logotipą, vektorinį, kas įtiktų jų tenai ir spalvota, ir nespalvota, ir ten visokį. Tai lygiai taip pat ir su tom reklamom, jeigu tai yra išskirtinis daiktas, tai yra mūsų, mes jį turim pritaikyti prie mūsų. Jų gali būti 20 variantų, bet vis tiek tas špalvynas, šriftai, logotipas, tai bus įmonės, tik tai galbūt kitaip pateikta, kitokio storio, kitokio dydžio, kažkokios agresyvios, švelnios. Tai
su tuo pačiu įvaizdžiu mes galime skirtingas padaryti. Ir taip tikrintis reikia, neina, kitą darom. Tai tas greitis yra, bet vis tiek, kaip reikia nenutolt nuo savo atpažįstamumo. Vis tiek logotipą turim, ne? Tai kažkaip taikomės prie to. Vis tiek, įmonės kultūrą turim, ir tą kultūrą per tą vizualą irgi parodyti turim, ar mes ten pardavinėjom smarkiai rėkiančiai ar švelniai, tai tas turėtų atsispindėti visuose vizualuose. Nes va čia mes turime, kalbant apie dizainą, rinkodarai, ne apie industrinį dizainą kalbu, ar ne, bet, sakykime, apie spaudą, apie maketus ir čia yra dvi dalis. Yra skaitinė rinkodara, kur komunikacija turinys, ar ne, o kitas yra vizualinis identitetas. Ne, tai yra, ir tas, jeigu, sakykime, vizualinis identitetas kaip įmonė komunikuoja vizualiai apie save, dabar vis tiek įmonės ne tik tai pačios apie save kalba, dabar vis tiek samdo influencerius, samdo UGC kūrėjus, ar ne, ten brendo ambasadoriai yra. Tai ar taip žinai, jeigu rezumuojant, tai tu rekomenduotum jiems, bet tiem turinio kūrėjams, kurios samdo kitos kompanijos, kad apie jos būtų kalbama, ar tu jiems rekomenduotum tada irgi laikytis to brandbuko, ar tada jau gali naudoti influenceris, jeigu influenceris, tai jis turi kažkaip derinti tada kaip ir du brandbukus, gauna šiokį tokį savo, nelabai, negaliu sakyti, kad influenceriai labai brandinasi, bet juos irgi atpažįsta, juos irgi seka. UGC kūrėjas, ar ne, tai jis vėlgi daro atsiliepimus kitaip, kaip tu suderintum, įmonės brandingas, samdo influencerį ir samdo UGC, kokiom tada dizaino taisyklėm jie turėtų laikytis, kad būtų išlaikyti kažkoks vientisumas arba aš kaip čia tame susitarimo reikalas. Viskas yra susitarimo reikalas. Tai yra, kaip ta įmonė susitar su to influenceriu. Čia grinai susitarimo, kiek tai svarbu. Žiūrint, kokį produktą darai. Ar tu darai paslaugą, tai jeigu paslauga, tai būtų gerai, kad tas, brandas būtų. Jeigu tai produktas, tai podelį, tai tas influenceris iš to podelio geria ir sako, kad iš to podelio, tai, viskas jo terpė ir jo tam bet vis tiek dizaine. subtitruoja, vis tiek parengia kažkokius efektus. Ne, tai tada jau to influencerio reikalas. Kaip jisai, nes tas influenceris turi būti atpažįstamas ir jisai turi aplinkoje savo tam tikrų daiktų ar produktų ar paslaugų, kurias naudoja. Tai šitoj vietoj logotipo jisai perdaryti negali, ten logotipo padėti ant kažkokio fono, kur mums netinka negali, bet visa kita, tai jisai tas žmogus, kuris savo turi ir jisai kažkokius daiktus naudoja, jisai negali taikytis prie mūsų visų brandbook. Jo, nes jeigu tas influenceris, tarkim, vaidina arba fotografuojasi reklamai su produktu, tada jau eina įmonės brandbookas. Bet jeigu komunikuoja iš savęs, tada jau eina su savo įvaizdžiu. Taip. Fainai. Išsiaiškinom. Ne, tai taip, nes nežinai, jeigu taip ABC nuosekliai žiūrint, tada turi būti tam tikros taisyklės. Bet tai įmonėj turi žmogus būti atsakingas ir galvoti, kaip ta jo įmonė viešinsis ir kokie kanalai ir kaip tas atrodys. Tai viskas yra susitarimo reikalas. Svarbu nepaleisti, kad vienas ten daro kažką į Facebooką, kitas ten su influenceriu, trečias, kad nebūtų chaosėlio visas pusės. Nes matai, jeigu, pavyzdžiui, įmonė remiasi, tarkim, influenceriais, UGC, ten kūrėjais ir panašiai, tada kam jiem to kaip ir brandbuko, ne, iš vienos pusės, bet būna, kad viena kokia žvaigždė kokią nors nesąmonę padaro. Ar ne? Ir tada jau gaunasi šešėlis ant visų. Taigi mes esam matę ne vieną dalyką, kai prarando kontraktus tie influenceriai, ar ne, tai žymų žmonės su savo sponsoriais ir nutraukiamas kitą kartą kampanijos, netgi visos. Ir o ką tada, ne? Nes komunikuoti, tai rytoj reikės naują dėti reelsą, kažkokį postą, ar ne, apie ką visas komunikacijos planas. Šiaip tai, bet kuriuo atveju, aš manau, visiems reiktų bent tą minimalų turėti apsirašymą logotipo ir to įvaizdžio, vis tiek kažkokios taisyklės turėtų būti, kaip galima, kaip negalima elgtis su tam tikrais dalykais. Tai čia, blogas atsiliepimas kartais labai pakelia reitingus, ne? Ir tą blogą atsiliepimą, jeigu ten tvarkingai gražiai atsakai ir labai daug gauni visokių dėmesio, ne? Tai kartais tie skandalai būna pliusas, o ne minusas, ar ne?
Taip, jeigu tu moki gerai tai iškomunikuoti, išsukti, tai yra viena, nes tai irgi tu parodai, tada tau yra proga parodyti tavo tas tikrasis vertybės, Jo. žinai, kad kitas prisidirbo, tai man tik tai proga sustiprinti savo poziciją. Taip, bet aš asmeniškai esu linkęs, kad reikėtų vengti Sutinku, jų, žinai, sutinku, kad kaip 100%. sako, nėra blogos reklamos, yra bloga Yra reklama, bloga, taip. nes, bet bloga reklama tada yra, kai praleidžiama proga. Mhm. Tai va čia yra, žinai, jeigu mes paleisim ir leisim, žinai, kai ten rutuliuotųsi, tai jo, tada jau lauk bėdos. Ypač žiūrėk, kaip žmonės pyksta, jeigu vienos politikai delsia su atsakymu, ar ne, kai įmonė neparašo oficialaus kažkokio tai pareiškimo. Ir tada savo, kodėl jie tyli, o kas nutiko? Nu, belekas gali atsitikti, nu, ten, nu, visko būna, žinai, gal ten visą valdybą, supranti, iškritusi serga ten ir, žinai, nėra ko pakeisti. Kas ten žino, žinai? Bet va, žmonėm reikia visai atsakymų, žinai, ir va čia yra vienas iš tų momentų, kad, žinai, yra įmonės, kurios savo komunikacijų labai puikiai panaudoja, žinai, tendencijas, kas vyksta dabar, kad buvo antros pakopos, ar ne. Žinom reklamas. Žinom tas reklamas, žinai, visi su daugeliu, žinai, atveju. Ir kiti būna ir prisiriekauja, nu, ir kitą pusę, žinai, ten su asociacijom, ten kvapai skoniais ir panašiai, žinai, tai, nu, kaip sakant, nu, perspausta, žinai, nes čia perspausti ta riba yra, žinai, nu, rinkodara toks dalykas, čia visą laiką viskas nors vyksta, žinai, ir ypač jeigu tai buvo archyvos ir praėjo kokie 5 arba 10 metų ir pasikeitė situacijas, tada tau gali panaudoti tavo kažkokius tai žodžius iš seniau. Todėl, nu, komunikuoti yra gan pavojinga, žinai. Bet visai su tom bendraujant yra toks dalykas, kad, nu, aš matau tavo, žinai, tą tokį, nežinau, kaip čia dabar geriau išsiaiškinti, bet kartais atrodo, kad tau tai yra labai asmeniška, kas yra susijęs su dizainu, su įvaizdžiu ir panašiai. Nes, nu, mes pažįstame ir iš anksčiau, ir kiek sėdim per bendrų stalų ir ką nors pamatai, žinai, ir tie komentarai, pašaržavimai, žinai, nu, žinai, tarp mūsų. Jie visą laiką yra, aišku, bet kodėl tai tau tas dizainas yra taip asmeniškai svarbus? Grožis išgelbės pasaulį, taip, nuvalkė tą frazę. Iš tiesų norisi to gražaus estetinio vizualo, jau taip einam gatvę ir matom visokio šiukšlyno ir to šiukšlyno labai daug, tai daug metų tikrai aš tas Adobe programas visas ten mokiausi ir egzaminus laikiau ir daug labai dirbau spaudoj, kas labai daug atsakomybės neša, tai tiesiog norisi, kaip sakyt, padėti žmonėm, kad tas grožis tikrai susitvarkius tam tikrus dalykus įvyktų ir visose srityse. O nežinau, man tai patinka, man tai įdomu, man įdomu mokytis, man visą laiką įdomu sužinoti visas naujienas ir va tos, tarkim, mano mylimiausia programa InDesign programa, tai supranti, kad su ja labai daug gali padaryti ir į spaudą, ir neįspaudą, ir visur. Ir kada išmoksti ir tos įgūdžius turi, tai tada greitai pasidaro viskas. Bet, nu, reikia mokytis. Mokytis patinka, mokyt kitus patinka, mokyt patinka maketavimo ir labai smagu matyti, kai žmonės išmoksta ir tampa tais dizaineriais ir jau savo turi susikūrę įmonės ir daro tą dizainą ir gražų ir tvarkingą. Taip, smagu, kai išgirsta, kai išmoksta ir naudoja. Tai per tiek metų kita bloga atsirado savybė, kaip sakai, kad negaliu nematyti. Ir tada matau skaidrės, ypatingai skaidrės matau, kodėl žmonės taip sudeda informaciją ir neturi laiko gražiai sudėti, nes skaidrės tai yra vizualas, reikia, nu, kad matytųsi gražiai, o ten bileką sudeda, ne? Tai vat, mane tai visą laiką ir tada tie komentarai atsiranda, kai skaidrėse blogai. Dar matau, kad žmonės labai negerbė lietuvių kalbos, aš esu ta, kur už lietuvių kalbą. Tai man svarbu ir brūkšniai, ir kabutės, ir lietuvių kalba, kad ten matytųsi. Beje, tie brūkšniai ir kabutės vizualią negražiai atrodo, jeigu jie netikę įvairūs ir kažkaip apie jais nepagalvota. Tai tiesiog, kad tas bendras grožis būtų, tos smulkmenos irgi yra svarbios. Ir aš tas jau per daug metų tas smulkmenas išmokau matyti, jos bado akis, nu tai tada, kuo toliau, to labiau bado akis, nu tai tada taip.
jau moku nereaguoti, bet kai savi žmonės, tai ir sureaguoja kažkas. Tai, bet čia yra va toks momentas, yra, ar ne, kad mes žinom, esam tą nekartą girdėję, žinai, kad yra viena sekundė video yra daugiau negu 1000 žodžių, ar ne? Yra sakoma, kad žodis užrašytas namas ir paveiksliukas namas, kokiu greičiu yra netgi buvo naudojasi kompanijos, kad net 60 000 kartų smegenis greičiau apdoroja paveiksliuką negu kad tekstą namas. Iš tikrųjų tai yra ne taip, nes pagal istoriją tą sugalvojo kompanija, dabar aš nepasakysiu kuri, bet perėmė ir išplėtojo, tai 3M kompanija. 3M visi žinom. Tai jie būtent šitą pasigavo iš kitų ir ją išplėtojo. Mokslininkai po to nustatė iš Massachusetts MIT, žodžiu. Nepasakyti. Massachusetts informacinių technologijų. Ir ten kažkaip. Tai jie nustatė iš tikrųjų, kad žmogus smegenis apdoroja vizualinę informaciją per 13 milisekundžių. Tuo tarpu perskaityti trunka ilgiau. Apie 20-30 kartų, ne 60 000 kartų. Todėl yra tas vadinamas angliškai picture superiority effect, apie ką mes ir kalbam, ką tu mini, nuskanavo. Tai žmogus pirmą, ką jis nuskanuoja pradžioje, o po to tik tai, jeigu tai yra asociatyvi informacija, jeigu tai jam yra aktuali, tada jis jau pradeda žiūrėti, kas ten. Ir jeigu, sakykime, taip žmogus perskaito tekstą, ten aš dabar tiksliai nepasakysiu, bet, žodžiu, aprašyti namas, kaip tas namas atrodo ir panašiai, tai įsivaizduok, bet vizualiai yra fotkė labai aišku. Dabar pabandyk tai aprašyti, jam reikia kaip minimum 40 žodžių. Kad 40 žodžių perskaityti, užtrunka apie 20-30 sekundžių, ne? Tai čia ir yra visa maketo, esmė, grožis. Jeigu tau reikia, sakykime, maketas, kuris, vienas dalykas, atkreip dėmesį, tai galbūt reklama, afiša ar ne miniatiūra, sakykime taip, ką dabar ypatingai visi daro, nes kur dabar kepama informacijos, tai, to kepamo to dizaino įrankių, tai yra būtent tie maketukai. Kad pamatytų, praskrolinu per Reelsus ar Shortsus, ar ne, jeigu tai žiūrėsim YouTube, žinai, kanale, tai visi nuotraukas naudoja, žinai, labai retai kur nenaudoja, bet po to vizualų seka kažkokia tai tekstinė informacija, nes jeigu žmogų jau užkabino, nes užkabinimas yra tas nuskanavimas, to vizualų, tada yra iki 3 žodžių. Ir tada kaip juos išdėliosiu ir kur. Ir tai turi būti greitas, žmogui turi būti kiek įmanoma greitas, iki to bent jau pasidomėti, nes jeigu mes eisime apie tą rinkodaros dalį, kaip yra tas sales funnel, ar ne, pardavimo piltuvėlis, tai čia mes dar tik tai užkabinom. Čia yra tik tai tiek, kiek yra mūsų vizualinis identas, kiek tas yra vizualinė komunikacija, tik tai užgaudo žmogų, bet dar iki pardavimo dar toli. Nes kas yra? Marketingisto darbas yra, kad pritraukti galima tikslinį pirkėją, o parduoti jau yra pardavėjo darbas. Tai čia šitoj vietoj gal galėtum patarti iš tikrųjų, taip mes tos dalykus apkalbėjom, kur ieškoti galbūt savo to įkvėpimo žmogui. Ar užtenka galbūt dirbtinio intelekto pradėti, nežinai. Dirbtinis intelektas dabar yra kaip išmani paieška. Jis tau labai greitai suvalgyta informaciją, tau nereikia ten daryti didelio tyrimo, iš principo tau iš karto tam tikrus užsakymus duoda, kurie irgi tokie vidutiniai. Jie visą laiką reikalauja bent 3 patikslinimų. Jeigu dar moki dirbtinį intelektą gerai naudoti, tai dar galbūt rasi atsakymą, ar ne? Bet vis tiek, atsakymas visą laiką, kaip sako, glūdi viduje. Tai dabar taip tokį platesnį klausimą uždavė, nes vis tik tai kur ta to maketuoto grafinio dizaino vieta. Ir dizainas nėra subjektyvus. Atsakymas griežtai ne, nes yra įmonė, kuri suinteresuota kažką įsiūlyt ir yra vartotojas, kuris galbūt nori gauti.
Tai vadinasi, dizaineris yra ta tarpinė, kuri turi gražiai supakuoti, kad tas vartotojas, ateitų į kitos įmonės, ar ne? Tai vadinasi, čia kaip asmenybės dizainerio lyg ir nėra, ne? Tu turi žinoti įmonę, tu turi žinoti tą auditoriją, nes visiems tik Mama Maxima daro. Tu vis tiek turi biški pasiaiškinti, pasigilinti, kokią tą auditoriją. Tai vadinasi, ta auditorija, ką jinai mėgsta, kur jinai eina, ką valgo, ką nešioja, kokią muziką patinka, ne? Tai truputėlį pasiaiškinti, kad, jai daryti, ne savo, o tą auditoriją. Ir įtikti tą įmonę, ne pagal jos kultūrą, pagal jos brandą, pagal visą kitą. Tai lyg tai čia, to žmogaus kaip ir nėra, jisai turi labai gerai įsigilinti, suprasti ir suvesti tas dvi pusės. Tačiau, aš tai sakyčiau, kad tam žmogui vis tik to tokio praplėtimo, nežinau, pasaulėžiūros ar šiaip rato domėjimosi reikia praplėsti. Tai tu turi pasidomėti ir kas tau patinka ir kas tau nepatinka. Ten paskaityti skirtingą portalą. Tu mėgsti vieną portalą, bet paskaityti ir kitą, kad tu suprastum ten kažkokią kitokią auditoriją. Nueiti kažkokį visiškai kitą koncertą, negu tu, jeigu mėgsti tokį, pabandyk nueiti visiškai kitokį, kur visiškai ne tau, ar ten kažkur sudalyvauti. Tai tas domėjimasis, kada tas žmogus, kuris kuria tuos dizainus, jis pasidomės plačiau, tai jisai, lengviau pataikys į tą auditoriją. Tai kada plačiau domiesi, įvairesnius dalykus klausai, žiūri, skaitai ir panašiai, tai atsiranda tų minčių ir idėjų. Aš kadangi vėl grįžtu prie to, kad spaudos žmogus labiau, aš iš visokių konferencijų, iš visokių susikimų, visus susirenku, visus tenai bukletus, visas krajutės, visą kitą, bet tai galima ir žymės dėti kažkokius internetinius daiktus, ten patiko, nepatiko, o paskui, kada reikia, tai ta išsiskleidi, pasižiūri ir šito tikrai negalima daryti, nes čia jau baisu, nesiskaito, neįmanoma, va šitą idėja faina, o idėja faina, tai galima šiaip pasižiūrėti, bet domėjimasis, turbūt svarbiausia dalis šitoje vietoje, domėjimasis plačiau negu tai, kas tau patinka. Ir tada atsiranda. O dirbtinis intelektas tai padeda, bet kaip tu sakai, reikia mokėti paklausti. Aha, ir gaunasi, mes vis neįsprendžiam to dalyko. Ar galima dirbti nuo, sofos, nuo pležo, laptopas ant kelių ir už mane ten kažkas padaro, kad būtų paprasčiau. Žmonės mėgsta komfortą. Ir, yra ten Canvas maketai, kai anksčiau ten buvo dizaineriai, reikia būtinai maketuotoją įmonę samdyti, aš dar atsimenu, dar senai, kai dirbau pardavimuose, eidavau į, centre, į maketavimo ten spaudos įmonę ir mes užsakinėdavom, kad skrajutės ten daryti. Kas dabar ten, Taigi yra ten tas. Ir, marketingo specialistai dabar tie solo freelanceriai, ten verslininkai ir panašiai, taigi ten, kai pasižiūri jų sugebėjimus, tai ten žiūrėk ir filmmakeris ten, ir tekstus rašo, ir maketuoja, ir tą daro. Man asmeniškai, aš iš tų laikų, mes mokintis mums teko daug, visą kitą praeiti, bet kad tiek visko, kad būtų 5 profesijos viename, ne. Supratimo, aš suprantu, bendro, bet vis tiek tu turi pasirinkti kažkoje tai vieną kampą, už ką tu esi. O dabar tai žiūrėk, visų CV irgi praktiškai eiliškumas net nesiskiria, Visi daro viską ir įmonės, kai ieško darbuotojų, irgi, copy-paste, realiai tas pats, čia turi viską mokėti. Come on. Tai šitoj vietoj, sakyčiau, vėl pasirinkimo klausimas ir žmonės įvairūs, auditorijos įvairūs ir įvairūs būdai pasiekti. Tai koks poreikis? Ką mes norime padaryti ir ką mes norime pasiekti? Visi nori uždirbti. Visiems reikia pinigų. Taip, bet tai ką pardavinėjai? Ar tu pardavinėjai dešrainius gatvės kioskelį, ar tu pardavinėjai kepsnį restorane? Tu kitaip komunikuosi, kitaip darysi visus tos vizualus. Tai, kaip sakyt, yra tie greito maisto ten kavinės, ne, ir yra lėto maisto. Tai tas Canva, tai tas greito maisto turbūt, ne? Bet greito maisto yra pelningiausias. Principo, ten marketingą labiausiai net girdėčiau, jeigu aš turėčiau, sakykime, futrakas ir restoranas. Tai man tas restoranas, ten jų maržos yra daug mažesnis, jie turi labai kokybiškai pateikti ir ten, ir vieta, ir ten, ir žmonių daugiau, ir taip toliau. O futraka, aš labai, linkiu prie to, kad tas smulkus verslas, ar ne, arba vidutinis, jis iš principo visur, ne tik Lietuvoje, bet pagal bendras ekonomikos taisyklės, jis neša didžiausią
pajamų dalį į biudžetą. Viskas gerai. Mes žmonės skirtingi ir netgi tie skirtingi žmonės, kartais vienus dalykus vienaip vartojam, kitus kitaip, ar ne? Ir skaitom. Tai viskas gerai. Tai kiekvienas randa tą vietą po saulę, kas jam patogu, malonu ir gražu. Aš vis tik tas žmogus, kuris vertino estetiką ir man net tam greitam maiste norisi estetikos, tokios paprastos, tvarkingos estetikos. Ir jeigu ta estetika atsiranda, tai viskas gali būti ir greitai, ir tuo pačiu estetiška, ir patrauklu. Ir jeigu tos taisyklės jos nepabėga į šoną, tai viskas gerai. Bet žiūrėk, pavyzdžiui, gerai, man kas yra įdomiausia, įmonės, kurios užsiema eksportu, ar ne, ir jau turi ir pakuoti, ar ne, ir žmonės aprengti, ir ten skrajutės turi būti ir stendai paruošta, ar ne. Man ir jo labiau, jie turi tik tai kelias dienas, ar ne, didžiulių gan srauto žmonių, kur iš tikrųjų ten, kai renka potencialius klientus energiją, kaip ir internete, kaip žinai, Instagramo tas feedas, sakykime, ar ne, bendras langas, taip ir parodose eina ten visi ir reikia pritraukti dėmesį ir panašiai. Kokius čia galbūt turi kažkokios tai istorijos, kur gali, buvai prisidėjus ir tavo buvo fainai, kad ten prisidėjai kažkokį tai sprendimą pritaikyti. Tai išvažiuojant į parodas, tiesiog reikia pagalvoti, kad vienodai turim atrodyti visose kanaluose, ir pristatyme, ir interneto svetainiai, ir tos pačius socialinius tinklus, ir visa spauda turi būti vienoda. Ir spauda ten, nesvarbu, vizitinės darysim katalogus, darysim plakatą, vėliavą, tai vis tiek spauda yra. Ir išlaikyti tą vienovę. Ir labai svarbu, kad renkantis ten kažkokius dizaino sprendimus, ypač šriftus, reikia pagalvoti, kad gerai atrodytų ir ekrane, ir atspausinus. O kita dalis spauda technologijos ir spauda reikalauja tam tikrų žinių. Bet paimk logotipą iš interneto svetainės ar nuotraukas iš interneto svetainės, neveikia, nes spaudoje reikia kitų dalykų, kitų reikalavimų. Spalva tikrai vienaip atrodys ekrane, kitaip atrodys atspausinus. Tai tų žinių reikia. Ir šitoj vietoj dažnai būna suklumpama, kai mokam daryti greitai, mokam visą daryti, čia internetą darom, svetainę darom, visą kitą. Tai čia ir spaudai viskas. Ne. Bet iš to internetinio į spaudą nepaeina, nes tada jau atiduodami spaudą ir sako, spaudoje čia negerai, čia negerai, čia negerai, čia negerai. Ir paskui man skambina, sako, man nepriema. Ką sakau, sakė? Ten sakė kažkas su spalva. Tai nieko, spalvą pakeisim. Ten iš RGB atsmyka. Ką dar sakė? Ten kažką apie nuotraukas. Sakau, turbūt ten toks DPI daiktas buvo. Jo, kažkas sakė, bet... Ir tada supranti, kad mestų tą savo ten katalogą, 300 lapų iš šiukšlyną, nes nuotraukos netinka. Jeigu ten per mažai to DPI... spaudai 300 reikia, tai reikia ieškoti naujų nuotraukų, fotografuoti ar ten kažkaip išsikasti. Ir tada, per tą vieną dieną, tuos 300 puslapių tu turi permakatot, nes jau ten tas reikalas nebetinka. Tai pasidomėkit anksčiau, kas toj spaudoje yra, kokie tie spaudoje reikalavimai, kas ten su tom spalvom atsitinka, pasiderinkite tas spalvas ekraninės ir spaudos spalvas. Tai atspausinus taip, ir dar atspausinus ant kokio popieriaus spausdinsim, ne? Ar mes ant puraus popieriaus, ar ant to tokio kreidinio, ar ant tokio iš vis glensinio kaip žurnalas, tai vėl skirtingai spalva atsivaizduos. Tai čia tų žinių reikia. O kita pati linksmiausia dalis, jeigu padarom klaidą ir atspausinam 10 000 lankstukų, tai 10 000 lankstukų su ta klaida ir turim. Tai atsakomybė ir tas sužiūrėjimas visų smulkmenų labai svarbu į spaudą atiduodant. Ir ne paskutinę naktį, nes reikalauja laiko šitas daiktas. Jeigu interneto svetainėje ten socialiniuose tinkluose įdėjom, pažiūrėjom kažkas, išmetėm, kiek ten, 50 žmonių pamatė, ir kas, ne, 10 000, kaip sakiau, jeigu daugiau, tai jau truputėlį jau kainuoja. Tai tos atsakomybės. Iš kitos pusės tie, kurie dirba su spauda ir jau išsiugdė tą atsakomybę, nes tikrai labai reikia atidžiai, labai viską peržiūrėti. Ir jeigu ten vienas plakatas ar lankstukas, tai vienas, bet jeigu tu pasidarai katalogą 300 lapų su daug visko, tai
tie 300 lapų tau turi būti galvoje, tu 300 lapų atiduodi kažkur. Tai išsiugdo. Ir tada va tas, kuris jau tas spaudos išmokęs, viską išsiugdo tą atsakomybę, jis labai atsakingai ir tada tas socialinius tinklus daro žmogus. Ir jau tada jau jam lengviau padaryti. Ir labai sakau, svarbu vienovė, kad būtų vienovė visame kame, kad pagalvoti iš anksto, kaip pas mus ten atrodys ir tos dovanėlės, ir ta interneto visa erdvė, ir ten ta spauda, kad žmogus žvilgteli ir viskas yra per vien. Nes su šriftais, jeigu spaudoje galim tų šriftų pasirinkti įvairesnių, atspausdinsim ir turėsim. Bet tų šriftų labai gudrių nepalaiko mums tenai internete, kažkas ten svetainė negalėsim. Tai gal tada ne, imkim tą šriftą, kuris bus universalus. Jisai tiks ir ten, ir ten, ir ten, ne? Nesiblaškykim. Ir čia vėl to bendro sužiūrėjimo labai reikia, nes dažnai būna spauda užsakoma pas vieną žmogų, ten tas internetinis pas kitą ir dar kažkas trečias. Tai to vieno žvilgsnio čia reikėtų, kad vis tik pagalvojam, išvažiuojam į parodą, turim atrodyti vienodai. Tai visą tą, kad apriepti, sužiūrėti, vienovę išlaikyti, labai svarbu. Tai va ta atsakomybė kažkokiam vienam ar ten, kitiems tenka, kad ta vienovė išeitų. O pačios tokios mano pačios patirtis linksmiausios, tai su knyga. Čia visai neseniai tokia viena knyga buvo. Įdomi, irgi man atsiunčia, sako, gal gali pakeisti pavadinimus, bet ten tokia didelė knyga su daug nuotraukų, su daug antraščių. Aš pasižiūrėjau, sakau, negaliu, nes ten nei vieno stiliaus nepadaryta, ten tiesiog rankytėm ir ten viskas blogai. Bet sako, žinok, mums po 3 dienų reikės spaustuvę atiduoti. Okay. Ir tada supranti, kad o tai sakau, čia viskas blogai ten tie. Tai, tai taip, aš per 3 dienas taip atsisėdau, per 3 dienas tą knygą iš naujo padariau, sprendimus netgi naujus padariau, ten išskirimus kitus ir ačiū Dievui, viskas gerai baigėsi, ten prie tų 3 dienų man dar 2 pridėjo, viską spėjom, viską atspausinom, viskas gerai. Tai, kaip neapsimkite žmonės daryti to, ko nežinot, pirmą pasidomėkit. Tai ten va ta situacija ir buvo, kad žmogus lyg ir dizaineris ir lyg tai ten kažkokius ir logotipus kūrė, socialinius tinklus palaikė. Tai aš čia sumaketuosiu, ten dizaino programą atsidariau, tai čia aplinka kaip Photoshopo, tai ale moku. Ir knygą sumaketavo. Tai sėdėjo kokius 2 mėnesius, kol ten rankytėm viską padarė ir mes visą tą šiukšlyną išmetė. Tai, truputį to žinojimo, pasidomėjimo reikia. Tai aš vis agituoju, kad bet kuriuo atveju reikia pasimokyti. O ypač spauda kažką daro, tai ypatingai reikia pasimokyti. Nes va čia man ir įdomus dalykas, nes, sakykim taip, jeigu leidžiame maketą dėl sostinklų komunikacijos, ar ne, tai va, kaip ir minėjai, žinai, kokybė visą laiką ten, spauda jau turi būti tas maks. Tai iš vienos pusės tai reikia žiūrėti į kiekvieną savo vizualą taip, kaip darytum spaudai. Vienas momentas. Galima. Kitas dalykas, kas yra labai visi jau žino, visi jau pastebėjo vartotojai, kad nuėjau, apsilankiau kur nors, ar ne, ir man, pavyzdžiui, sos tinklai meta arba tas pačias arba panašias vietas. Tai dar ir čia, kodėl tas vienodumas yra reikalingas, kad ir apsilankęs kažkur nuėjęs, matytum tas pačias spalvas ir po to tau telefonas vis primintų apie tai, kad kur tu ten buvai. Ypač, kaip pavyzdžiui, vienas iš geriausiai veikiančių dalykų, sakykim, tas pats ar ten kavinė, ar ne, sakykim, galbūt parduotuvė suvenyrų, ar ten drabužių, ar ne, kokių, sakykim, ar ten dar kas nors. Tai tu ateini ir, tarkim, arba tau reikia ieškoti, nesvarbu, bet yra Google Business, ar ne, ir žemėlapiuose yra prisekta, kad ten yra tas verslas, ten yra ta lokacija, ne, ir ten, ir tau reikia arba ją surasti, arba po to dar parašyti galbūt atsiliepimą ir kaip žmonės, pavyzdžiui, būna ten, taigi vartai ir žiūri jų pačių, kaip yra nufilmuota, ar ne, ir nufotkinta. Ir aš sakau visą laiką, bet kurią vietą, kurią jūs įsirenginėsit, turi būti labai fotogeniška.
Nu, nes ateis, Tikrai kad taip, žmogus taip, ir taip, nufotkintų ir taip, kad būtų tai tikrai, va tenai, va ten būtų, o ne, žinai, visi vienodi tokie patys ir, žinai, ten belenkaip, žinai, ten pripirkti nieko prieš aš Juską, kaip, nu, jis sako, ir šiaip jis skaitomas pagal suomių, beros, ne, kalba Jusk, nu gerai, Ikea, ten nesvarbu koks nors baldas, bet, nu, jis nėra ten labai, žinai, supersonalizuotas, kaip, nu, tai lokacijai, sakykime, bet esu matęs tokių fainų kavinių, kur tikrai matosi, kad ir fotografuos maistą, kad tikrai ten matys kokį nors elementą, ar tą maistinį popierių, supranti, tą tokį, kuris ten, vat kažkas tokio, kad jį netgi norėtum įtraukti ir parodyti, kad aš čia buvau, čia fainai, nes tas pojūtis, tos emocijos, ar ne, kurios yra sukūriamas vizualiai, ar tai būtų fizinėje aplinkoje, ar tai būtų parodos scendas, ar ne, jis, vat, ką ir minėjai, vat, todėl jis ir turi atliepti ir sos tinkluose, nes tave algoritmas vis tiek gaudės, nes tu ten kažkodėl buvai, ar ne, ir jeigu įmonė aktyviai komunikuoja ten kažkuo, tai turi kažko vėl parodyti, tu atsimeni ten buvai, gal norėtum vėl pakartoti ten pietų, arba yra naujas pasiūlymas. Jeigu tau patiko tas, bet dera dar su kažkuo, kas jeigu ir algoritmas mato, kad tu mėgėjas, sakykime, nežinau, ten aštrų maistų, ar ne, tai gali būti ir sriuba, ar negali būti mėsa, gali būti ir užkandukas koks nors. Arba, pavyzdžiui, rinkiniai po to dovanų, kaip daug kas irgi daro, ne, nes labai fainai pasivaišyti po muges ir matai, kaip, pavyzdžiui, tam tikri maisto gaminiai, gėrimai, ar ne, prieskoniai, kaip jie iš tikrųjų stengiasi, tai pas mus visi lietuviai, visi, kas antras yra verslininkas, visi kažką gamina, žinai, bet, matai, kiti, kuo yra sėkmingesni, ar ne, nes turim tikrai tokių labai fainų gerų sėkmės istorijų, kurie įsiplėtė ir į prekybos centrus, į tinklinės vos ne parduotuvės ir panašiai, ir jiems sekasi, o kodėl, tarkim, turi nesisekti kitiem, ir ką jie tokio darė, kad jie būtų tokie atpažįstami, sakykime, čia ko gero, kažką teisingai darė. Tai tas atpažįstamumas labai svarbu, kad tu pamatai dovanėlę, gavai gal kažkokią menką ten toj parodoje ar mūgiai ir paskui, nu, ten tu ją pačiupinėjai, ne, paskui kažkur telefone tau išlindo irgi kažkoks vizualas panašus iš tos serijos, ar ten spalvos, ar ženkliukas kažkoks, ir jau tau smegenyse prisiminimas tau pačiupinėjimo, jau šitą, gal jau ten visai nieko, dar kažkur tu pamatysi. Tai iš tiesų tas labai svarbu, visi tie ir čiupinėjami dalykai, ir matomi visose virtualiuose erdvėse, iš tiesų taip. Bet tu dar kitą tokią temą užgribei meniu, ir aš prisiminiau kaip meniu, kai galvot reiktų tiems, kurie turi restoranus ar kavinės, kokia jų ta auditorija, nes vyresni žmonės ne visada perskaitė tos labai margus meniu ir ten apačioje nuotrauka ant viršaus tekstas ir tu ir taip ir anaip žiūri ir vienus ir trečius sakinius ir negali perskaityti. Jeigu diskomfortas perskaityti meniu, tai paskui gal jau valgyti nebenorėsi. Tai labai reiktų atkreipti dėmesį tiems, kurie tuos meniu maketuoja, nes yra labai gerų, labai tobulų, labai gražių, bet tokių neperskaitoma. Tai vėl klausimas, ar tu norėsi grįžti į tą kavinę, kur tu neperskaitai meniu, ar ne? Nesvarbu, kad ten labai skanu valgyt buvo. Bet kaip, nu, tiesiog kažkoks maketas sugadino visą kavinės įvaizdį, nes žmogus neperskaitė to meniu. Jis paskui pamirš, kad skaniai pavalgė, bet jis prisimins, kad sunku buvo perskaityti. Čia aš kaip atsimenu, po 90-ųjų iki 2000-ųjų dar kai būdavo kavinė, žinai, ypač vasaros kavinės, kai padarydavo, žinai, ant bordo, nes jau turėjo printerį. Žinai, ar ne, visi prisispaudė, aš dar atsimenu, vaikas buvo, rašiau, lapą ir po to ten kiti ieškojo, kas maketuoja, nes ten, žinai, tie popieriai ten ir, o dar jeigu ant storo popieriaus atspausinti, tai mūsų ofisas neturi tokią lapą. Bet dabar, žiūrėk, galime šitoj vietoj sužaisti. Aš atsimenu irgi, buvo atiem ranka kavinė, bet visas meniu ranka ant lapo parašyta ir jie ten sakė, kažkas ten atsitiko, ten ar ką. Ir tada mums taip, ranka, ne, kažkaip nepatiko. Bet dabar aš galvoju, o dabar įsivaizduoju, koks būtų geras ėjimas. Ateini ir tau ranka parašyta, taip, grinai ranka parašyta. Aišku, galima ir kompu tą ranką rašyti, daiktą padaryti. Bet taip gauni ranką, tai toks, vau, o čia visai kitaip, ne, tai reikia tuos kitaip pagalvos sugauti. Jeigu tinka, tarkim, tai kaviniai, ranka parašytas meniu. Ir tenai buvo tuo metu įspūdis, ne, o aš dabar po kiek metų prisimenu, kad ten buvo ranka parašyta. Iš dalies tas vyksta. Praeik pro Laisvės alėją ir
dienos pietus. Dienos pietus tai jo. Ir žinai, kai mane užknisa, kai yra ta kreidinė lenta ir tokiais smulkiais, ir žinai, visi ateina ir tai važiuoja. Aišku, gerai, kad jis prižiūrė, žinai, kaip sako, yra gan efektinga, žinai, mažesniu šriftu parašyti, dėstomą tekstą, dienos pietus dideli, žinai, spausdinėm raidėm, o po to ten smulkiau. Ir arba, pažiūrėjau, girdi tai, kad kažkas kalbėtų su akcentu, nes tai žmogui daugiau užsifiksuoja, jis daugiau įsiklauso, jeigu jau prikabinai, bet turi būti tas vizualinis kabliukas, aišku, pirma. Tai čia yra viena. Kitas dalykas yra, žiūrėk, daug kavinių, vėlgi, turi ir viduje prie baro, ten, žinai, kreida užrašyta, ir tas irgi skaitosi, tai yra viskas ok, žinai. Apie lapą. Baltą lapą su parašyta ranka. Tai taip, jau įdomu. Bet šefo meniu ir parašant kažkuo, dar jis jo. Dar viškai. Dar jeigu koks nors įdomesnis popierius, jeigu, žinai, gražiai parašyta, tai jo, čia super. Na tai čia, taip, tos idėjos kyla, žinai, kartais išsikasi, kas ten buvo pamiršta ir supranti, kad visai gerai bus. Nes žmonės, įsimena visai tokius skirtingus dalykus ir kažkokius akcentus, tokius kitokius, išskirtinius, netikėtus. Ir tuos netikėtus vis tik tai gali žmogus sugalvoti, ne dirbtinis intelektas. Dėl to tai faktas, nes vis tiek, ko neturi dirbtinis intelektas, tai jis neturi nei tos emocijos prisiminimo, nostalgijos, jis neturi empatijos. Tu nesukursi ryšio, jeigu tu neturi šitų dalykų. Nes žmogaus emocija, jeigu vizualas bet koks, jeigu yra tiesiog skaitomas, jis pamirš kitą dieną. Jau. Jeigu tai buvo su vizualu, tai jis prisimins ir už 2 savaičių. Taip. Ta prasme, jis dar labiau yra įsiminamas, bet kuriuo atveju. Kitas dalykas, iš neuromokslo, ar ne, sakykime, galima žmogų privesti iki jo sprendimo dar jo kelionėje. Nes yra tyrimų, yra ir reportažų apie tai padaryta ir ne vienas, kad žmogus, kuris galvoja, kad jis to nori, iš tikrųjų jam buvo įdiegta toje kelionėje su užuominomis. Ir tos užuominos labai daug ką reiškia. Ir, sakykime, jeigu kalbant apie vizualinę komunikaciją, aš, kai su strategijom, sakykime, savo užsiemu ir ką aš darau, ar ne, ir savo produktą vystau dabar ir taip toliau, aš labai gerai matau, kalbant apie mano komiksus, ar ne, sakykime, kur vystau, tai dabar jau metai gal praėjo, kai pradėjau apskritai pardavinėti, nors komiksas atspausdintas 2022 gruodį. Pradėjau tik tai 25 iš tikrųjų jau link to, nes buvo testavimo daug visokių ir panašiai. Aš jau dabar matau, kas ir kimba, ir kodėl, ir kaip tai pritaikoma moderniosiuose laikuose. Kiek laiko praėjo? Jo, man dirbtinis intelektas, kiek aš su juo bandžiau žaisti, viskas pro šoną. Dabar 3 savaitė iš eilės, šiuo metu pas mane yra pirkimas su 0 reklamos, su 0 komunikacijos. Bet tai vis tiek, aš manau, čia buvo tas tavo pastovumas. Tu turėjai pastoviai vienodą tą vizualiką, atpažįstamumą ir tas suveikia. Tai niekada neįvyksta taip. Arba tas taip turbūt būna vienkartinis daiktas. Greitai čia dabar kažką įmetėm, suveikia, bet paskui to ilgalaikiškumo nelieka. Jeigu norim truputėlį ilgesnio laiko ir kad po ilgesnio laiko atsimintų, tai truputėlį daugiau reikia pastangų ir to pastovumo įdėti. Ką tu sakai, kad tam tikrą laiką dirbai ir tas atnešė rezultatą. Ir čia, tarkim, yra labai geras pavyzdys su spalva arba su spalvos, nežinau, kaip tipu, čia gal tu galėtum labiau patiksinti su ta istorija, kai Audi įvedė tą automobilių spalvą. Tokį, sakau, švediško bliūdo spalvą. Dabar, kalkinę spalvą tą savo. Ir jų marketingas pasakė, kad čia yra daugmaž vintažinių lenktyninių automobilių iš 80-mečio. Ir taip nebuvo. Domėjausi, būtent Amerikoje, ir ieškojau, ir Reddit'e, ir visur. Nieko to nebuvo. Bet spalva įvesta. Ir dabartis ir Porsche to naudojasi, ir BMW naudojasi,
Bet Volkswagen grupė, marketingas sugalvoja, žinai, kai įvedam tą spalvą. Tai Čia va būsim pirmieji. Ir žinai, perka žmonės, tie, kurie turi pinigų, ar ne? Bet iš tikrųjų tas ir... Bet jeigu jiems malonu, gerai, Esmė pasiektas produktas rezultatas, įvestas, jo. taip. Ir buvo netgi Audi kompanijų, ta prasme, Volkswagen grupiai pigiau kainavo tą spalvą padaryti iš tikrųjų. Ir, o pardavė tai už brangiau. Ok, dizaino sprendimas gudrus, viskas fainai. Ir jau dabar patapo visuotinai, bet kas buvo, jie paėmė nostalgiją. Vat kuo jie ir pasinaudoja. Nes emocija vis tiek kyla iš nostalgijos, kažkuo tai, mes turim prisiminimus, kur kažkuo tai ne šiaip, kad vaizdą prisiminam, mes pojūtį, bet ir kvapą, atrodo, pradedam jausti tą iš to laiko. Vaikystės ledus ar piragą kažkokią. Eiktų, man, jeigu ta surelė, mildutės ten būtų, su ta, aš atsimenu, folija, kai tenai, ir jis dar būdavo toks, o dabar, nebe tas skonis, nebe taip gamina. Aišku, dažnai pieno pramonė viskas tie reikalavimai pasikeitė anksčiau, kai buvo gaminama ir dabar, ir gal to su konditerija dar gali, ar ne? Vis tiek mūsų emocija, aš manau, kad čia daugiau veikia emocija ir mūsų prisiminimas ir mes bandom tą pojūtį išlaikyti, bet jo nebebus. Tiesiog ir už tai taip nebeišeina. Jo, ir nors atrodo karta pasikeičia, ar ne, bet ir naujai kartai irgi gali kažką parduoti seno, sakykime. Bet aš prie ko labiausiai vedu, kad tie produktai, kurie yra liečiami, jie ir turi didžiausią ir visą laiką turi didžiausią vertę, ne tie skaitmeniniai, sakykime, yra kitaip su muzika ir filmais. Čia galbūt vienintelė... Jau čia atidedam iš šono. Jo, čia yra visiškai kita kategorija. Ta skaitmena, sakykime taip, jinai veiks. Jinai visą laiką bus. Bet, sakykime, su produktais fiziniu, tai žinai... Jo, galbūt kitiem, kas yra su vizualu, Adobe brandas duos daug nostalgijos, nes nuo ko viskas prasidėjo, ar ne, ir tavo gyvenimas ant to, žinai, kaip sakant, susidėliojo profesija ir po to jau ten vystosi kaip ir man, kaip ir tavo, ar ne. Dar vieną vietą, taip kažkaip apie tas čiupinėjimus pojūčius pašnekėm ir taip vėl galvoje išlindo pristatymai, skaidrių pristatymai. Ten akims, skaidrių pristatymai yra akims skirti, ne? Taip. Sutinki su to. Kodėl žmonės bando visą savo špargalkę ten pasidaryti? O čia yra blogai, kai surašo visą tekstą, ten milijoną, nieks neskaito tų tekstų. Patys, kai atsisėda į žiūrovo kėdę, tai sako, kad, jeigu daug teksto, 2 eilutės perskaito. O kai pats jau jisai daro tas skaidres ar ten pristatymą, tai staiga prirašo visą špargalkę. Ja. Tai va čia šito vietoje vėl toksai, nežinau, nestopimas ar tiesiog žmonių daromos klaidos, kad per mažai dėmesio skiria tą vizualiką. Tai dėkit viena skaidrė, viena tezė, viskas, viena mintis, daugiau nieko nereikia. Ir ta mintis nebūtinai parašyta, gali būti vizualas kažkoks, gali būti nuotrauka, gali būti schema, gali būti paveiksliukas, gali būti teksto mintis, bet tai viena skaidrė, viena mintis ir viskas, ir tu ten viską žodžiu pasakysi, o ten tegu žmogus pamato ir įkrinta, ne, jam tas pamatymas įkrinta. Taip. Ne žodžiais viską pasakysi. Tai čia vėl toksai, visi pripratom skaidrėse daryti savo, pasirašyti viską, ką sakysim. Neteisinga. Tokia dažna klaida, ne? Aš čia turiu vieną tokią idėją pasidaryti pristatymą, šešių kitokių planų, žinai, savo komunikacijai turiu ir esu irgi sugalvojęs tam tikrą stilistiką, ar ne, kurią galvoju pateikti kaip žinai savo, nes man asmeniškai PowerPointas tai yra vienas smagiausių programų iš visų. Ir kiek aš esu daręs savo pristatymų, čia, žinai, nesigiriant, bet žmonėms sakė, kad patinka, bet, aš ir dirbu, žinai, su vizualika, nors, aišku, labiau, kaip sakau, su mini kino produktais, su savo video poezija, video esė filmais, čia mano, kas yra unikalu. Bet man skauda, kad aš, pavyzdžiui, nesugebu integruoti taip teksto į video, o tekstas plus video yra iš viso pasaka ir jis veikia nerealiai, aš to dar taip nepromokau taip, kaip noriu, bet ką aš čia noriu akcentuoti, žmogaus vizualinis suvokimas.
arba išprusimas, nežinau, kaip čia geriau išsireikšti, tu čia labiau, gal ir galėtum man patiksinti, nes, žiūrėk, kaip yra dabar su to autentiškumu, ar ne, su tvarkinga netvarka, žinai, ar estetiška netvarka, kaip čia sako, ar ne, kaip yra su žmogu, sakykim, profesionali nuotrauka lygų, žinai, selfies. Arba kažkas su telefoninė nuotrauka. Kaip su to, tarkim, dalykų, nes, pavyzdžiui, žinai, kaip žmonės renkasi fotografus, ar ne, ir renkasi, tarkim, iš kokių 5 ir matosi labai skirtingos tos nuotraukos išpildymas. Nes, žinai, ta prasme, ir fotografai, jie irgi fotografuoja skirtingai. Yra, kurie fotografuoja ten 20-30 metų, bet ten įvairiai. Bet o žmogus pasirinka kažkurį iš jų. Nors, pavyzdžiui, mes, kai dirbam, aš sakyčiau, tik tai tokią fotkę. Aš norėčiau tik tai tokių. Bet yra dar po, žinai, 5, 6, 8 ir jos, gal ir subjektyvai pasakysiu, bet iš kitos taip, jos yra prastesnės ir žmogus kitą kartą nemato skirtumo. Ir aš tai vadinu kaip vizualinis, žinai, kaip vyną, žinai, Bet tai čia gal pasitikėjimo klausimas. Mes neturim išmanyti įvairių dalykų. Ir kada mes renkamės vieną ar kitą paslaugą, mes renkamės pasitikėdami to žmogaus profesionalumu. Ir čia ir gydytojas, ir mokytojas, ir kirpėjas, ir bet su knyga, žiūrėk, kaip pasirinko. Su knygos maketu, ar ne? Na, aišku, ten jau kitą produktą darė, negu kad buvo. Ne, bet tai irgi blogai pasirinko, tarkim. Nes ten, kriterijai buvo ne tie, ne pagal tos kriterijus rinkos ir paskui suprato suklydę, bet... Bet vizualiai estetiškas gražus vaizdas. Tarkim, imki, nuotrauka portretas, ar ne? Ir mes matom jų skirtingų, bet aš tiesiog matau, kad tas užsakovas, jis likti, nelabai jaučia skirtumą tarp to, kur prastai ir kur profesionaliai gerai. Ar mes visi turime išmanyti tą dizainą, kad pasirinktumėm? Pasirenkam gal ne pagal darbus, o pagal darbus irgi, bet čia turbūt tokia didesnė problema, net fotografo visose srityse, kad... Čia kaip pavyzdį, jo fotografo. Atsiranda tokių, aš čia, 3 fotkės padariau ir jau fotografas, aš tenai socialinius tinklus ten padariau, tam tikrą kiekį ten su Canva daiktų, aš jau dabar maketuotojas ir jau ten maketuosiu. Tai kaip atsirinkti, nepasirinkti šitų žmonių, nes jie pristatyti galbūt save labai gerai sugeba. Tai nėra tokio universalaus, žiūrėti atsiliepimus, klausti, kam kitie gerai padaro, šnekėti su to žmogum ir matyti, kaip jisai profesionaliai ir neprofesionaliai dirba. Čia toks talentas atsirinkti, bet atsirinkti profesionalumą. Dar viena bėda, taupom pinigus. Tas profesionalas, aišku, kainuos brangiau. Nebūtinai jisai geras bus, bet vis tiek tas, kuris jau dirba profesionaliai toj srity. Bet veteranai yra pigiausi. Kas įdomiausia, jeigu taip žiūrėsi galutinę kainą ir efektą. Bet esmė, kad už 50 eurų logotipo nepasidarysi. O paskui perdarinėt bus sunku. Imk tu tą žmogų, kuris tau padarys logotipą, kuris tau padarys profesionalias nuotraukas, kuris tau nufilmuos profesionaliai. Negali imti papigiai. Imsi visiškai už mažai, pasamdys studentą, galbūt geras bus tas studentas, bet galbūt tas toksai, kuris 3 fotkės padarė ir dabar jau fotografas, nebus gerai. Tu gal tuo metu nepajusi, nepamatysi, bet ilgoj perspektyvoj pajusi, kad, tu tarp kitų atrodai nekaip prastai ir paskui pačiam diskomfortas, dar gal kas nors tau iš šono pasakys, kaip aš toks, arba kaip tu ateini ir sakai, nenoriu komentuoti, bet tai čia šitoj srity ypatingai. Dabar tie greiti dalykai labai iškreipė situaciją, nes visi staiga tapo fotografais, dizaineriais, maketuotojais, filmuotojais ir iš tiesų įmoniai tuos profesionalus sunku atsirinkti. Tai vis tiek žiūrėkite patirtį, imkite ne pačius pigiausius, dėl brangumo jau ten nežinau kaip, bet vis tik tai bandykite atsirinkti profesionalus ir galvokit, kad tai turi būti ilgalaikė perspektyva. Visi profesionalai jūs plačiau papasakos. Tiek fotografas ne tik apie tos nuotraukas, apie įvaizdį, apie situaciją. Ne tik, kad čia dabar sufotkinsiu, bet tu žiūrėk, o kam tau reikia? Ar tavo darbinis ten toks daiktas, ar tavo asmeninis toks daiktas?
jisai pasidomės daugiau. Dizaineris irgi pasidomės daugiau. O, sakys, aha, o kokia tavo įmonės kultūra, o kokia tavo auditorija. Tas, kuris, šiaip su Canva, tai gerai, duok, aš padarysiu, duok nuotraukas padaryti. Ne, tas, kuris nori rimtai padaryti, jisai pasigilins plačiau. Tai turbūt pats toks paprasčiausias, lengviausias patarimas, pabendraukit, pašnekėkit su vienu, su antru, su trečiu ir matysit, kaip jisai gilinasi į tą savo darbą, kiek jisai turi tų žinių, tai tas, pasimato. Nepulkite imkite, ten gražiai, gėlytės gražios. Ne. Jo, va čia yra tie dalykai, kurie, iš tikrųjų, tokie labai žmogiški, labai, žinai, tokie suprantami, iš principo, nes, tikrai, tu paragausi vyną, ne, ką aš šiek tiek užsiminiau, tai tau atrodys vienaip skonės. Ateis, žinai, žmogus, kuris išragavęs daug vynų ir kuris moka ragauti atitinkamai, jo skonio receptoriai daugiau išlavinti, ar ne, jis yra reiklesnis, yra, sakykime, su tokiais žmonėm kartais ir sunkiau bendrauti, aišku, bet žinai, taip ant Bayerio pamačiau vienoj grupiai iš marketingo ten srities. Ten paklausė žmogus užklausos konkrečiai ten tokio, važinai, ten smulkaus, tokio, kas galėtų vizualą, žinai, padaryti. Man geriausias kol kas komentaras, rekomendacija su komentaru, pažengusi pradedančioji. Ir tada užtagino. Čia buvo topas, žinai. Va čia yra, žinai, kai yra įgūdžiai, sukasi rate, žinai, ir ko gero, aš, žinai, šaržuoju, bet, jau pažengusi pradedančioji. Čia geras. Saldus surelis. Tavras, saldus surelis. Ir taip, aš, nieko nesakau, žinai, bet šiaip, žinai, iš tos temos, kadangi mes abu mėgstam sarkazmą ir pašaržuoti, tai taip, okei. Aišku, ten susirado, kas susirado, kaip įvyko, nežinau, toliau, žinai, visi randa galų gale, žinai, tą galutinį sprendimą, bet ta kelionė iš tikrųjų visą laiką, lydi anekdotų. Gyvenimas yra vis dėlto didelis, žinai, surus anekdotas, kad ir kaip nebūtų, žinai. Tai visą laiką pasitarkit, yra jau du žmonės, yra, kuriais galite visi pasitarti. Jo, mes, nepagalvokit, mes, nepizdavojam visų, žinai. ir aš labiausiai, ko nemėgstu iš tikrųjų vertinti kito darbo, nes aš nežinau, kokia jo buvo kelionė. Ir, žinai, manęs dažnai paklausia, kaip tau atrodo vizualiai šitas, o ką tu, žinai, pasiūlytum. Žinok, aš turiu tik tai savo kelią, ką tiksliai galiu pasakyti, žinai, kuriuo aš einu, o vertinti kitų aš nenoriu, nes aš žinau pats, nuo ko irgi pradėjau, ir ko einu, ir ko dar pats viduje žinau, dar neįgyvendinau. O kaip sakau, kinetic typography. Kaip aš norėčiau turėti tą sprendimą pas save integruoti, aš visai kitaip, aš matau vizijose savo tą filmą, kurį aš norėčiau tą mini esė filmą, kaip pasakoti. Negaliu prie jo prieiti jau keli metai, nes dar to įgūdžio savo neišlavinau. Bet aš bent jau žinau, ko aš ieškau. Tai, žinai, aš savo sakau, tai gerai, padarysiu, nepadarysiu, matysim, žinai, kur mano yra ribos. Arba yra komanda, nes man yra vienas dokumentinių filmų režisierius, mano kaip sakau, kūrybinis autoritetas yra pasakęs. Žiūrėk, yra du keliai. Arba tu esi talentas, kuris sugeba viską, arba tu esi puikus direktorius, kuris susamdo profesionalus, kurie to padarys tai, ko tu nori. Viskas. Tai yra tik tai du keliai. Tai čia tik tai reikia, kaip subalansuoti, žinai, jo, kaip tau paeis, nes vieni puikiai geba patys, kaip ir, pavyzdžiui, yra tokia bendra informacija, kad tikrai geri entrepreneriai, kurie čia ir dabar, žinai, gali padaryti, jie turi mokėti pasileisti savo patys reklamas. Nes čia ir dabar tas sprendimas, tas pajutimas, kad dabar to reikia, jie tą turi unikalų talentą, o kad tą padaryti, tu negali ieškoti komandos, užtruksi bent kelias dienas, tu turi sugebėti tai padaryti per pusvalandę. O čia yra vienas iš tų dalykų. Tai jeigu tau yra svarbi ir tavo vizualinė komunikacija ir panašiai, ir tu esi, tarkim, vidutinio dydžio įmonė ir tu dar užsiimi eksportų, turi produktą, tu turi kažkur tai turėti gerą savo raumenį, kur ten tikrai galėtum pasidaryti ir pats esant reikalų, bet, kaip tu sakai, yra tam tikra sistema ir bazinės žinios. Tai žinios, čia turbūt svarbioji dalis yra žinios, tai arba tu kaupi tas žinias išmoksti ir tau pakanka to ir greitai pasidarai, tai vėl pasikonsultuoji, sužinai, kaip tas vyksta, jeigu tau laiko klausimą ir
tos žinios jau padeda susitvarkyti pats, gali sutvarkyti viskas gerai, bet išmokti būtinai reikia, ne? Arba tu supranti, kad tas išmokimas ir tada laiko klausimas ir tu per daug laiko sugaišti, gal tada geriau pasisamdyti tą profesionalą iš šono ir, tam tikrom prieš parodą, prieš dar kažką, ar ten kažką, jisai padaro iš šono ir tada tu turi tą laiką daryti savo tuos, tiesioginius darbus, kur tu įgūdęs ir moki ir visa kita. Tai čia, įvairūs sprendimai visi geri ir sužinoti, išmokti ir paskui pabandyti daryti. Tai ką aš irgi dabar darau, tai padedu įmonėms susivokti. Pasižiūriu, diagnozuoju, kas tenai yra, kurioje vietoje stringa, galbūt tada apmokau darbuotojus ir paleidžiu ir jie ten tada tvarkosi patys, arba tada, jie supranta, kad reikia samdyti profesionalus iš išorės ir, kažką daryti. Arba laikini dalykai. Parodoms reikia, tai šiaip daro patys, bet kai mato, kad jų apimtis yra, reikia knygą išleisti, tai ką dabar, tai tada jau kreipiamės į profesionalus. Reikia sufilmuoti kažkokį filmą, kreipiamės į profesionalus, kurie sufilmuoja, bet tą filmą sufilmavai, viskas ir tada jie toliau tvarkosi patys. Tai čia sprendimas pačių žmonių, pačių įmonės, kuriuo keliu eiti ir ką aš noriu daryti. Ir aš noriu tapti profesionalu, ar noriu greitai pasidaryti pats, bet su žiniom. Labai širdis skauda tiek tau, tiek man dėl tų tokių šiukšlinų dalykų. Labai apsikraunam tų tokių greitų šiukšlinų neaiškių. Gali būti greiti ir gražus, ar ne? Ir tvarkingi. Jo, čia yra įgūdis, kuris tikrai vertas visiems iššokti. Gerai, turiu tokią tradiciją. Čia yra marketingo legendos orakulas. Čia klausimas, kurių šiais metais visų klausiu. Tavo manimu, kokia yra šių metų ir einant į ateinančius metus rinkodaros tendencija? Nežinau. Toks netikęs atsakymas. Viskas labai greitai keičiasi ir labai greitai eina, kaip liūdna bebūtų, vidutinybė nugalės ir daug turėsim tokio bendro vienodo turinio, vienodos vizualikos, net ne vienodo turinio. Tai tokios vidutinės vizualikos, nieko labai blogo, nieko labai gero. Ir ateinančių laikų, kol tas dirbtinio intelekto triukšmas truputėlį aprims ir kada mes su to išmoksim gyventi, gal tada vėl grįšime, atsisuksim į tuos tokius išskirtinius dalykus ir tada jų vėl padaugės. Nes dabar, tik tam tikrai daliai, labai mažai daliai auditorijos reikia to tokio kažkokio kitokio įdomesnio, originalesnio daikto, bet tas nureikalauja pinigų ir laiko. Dabar to poreikio neliko. Tai bus daug, bet man atrodo nelabai įdomu. Ir čia galėčiau pareflektuoti idėją, su pastarosiam 2 dienom. Matei naują Ferrari? Ne. Nežiūrėk. Taip. Tiesiog, taip blogai. Liučia, ar kok ten pavadinimas, pasižiūrėjau irgi pats, mašina už 500 000 ir tai padarė Ferrari, niekas kitas. Tai čia tas, kaip tu sakai, tas bendras liūdesys, žinok, jau tokia kompanija, jeigu padarė elektromobilį, Ferrari, tai čia dar nieko, bet kad taip, dizainas, visa linija, tiesiog tikrai pasižiūrėk. Tai čia yra tas bendras liūdesys, kuris yra netgi tokiom kompanijom. Tai jie prarado per pirmą dieną 8% berods savo, kelis milijardus vertės kompanija krito. Ką reiškia tas dizainas ir tai tokias klaidas padaro didieji. Tai tas taikymasis prie to vidutinio ir prašovė, supranti, gaunasi. Ferraris tai biškiau vardas toks, ne Opelis, ne? Bet žinai, aš manau, kad dėja, kas eina kalba apie dizainą ir panašiai,
nebėra vertinimo tokio, kaip buvo, kad anksčiau. Ir va čia yra, ir dabar galimybę uždirbti visi gali. Ta prasme, dabar tik tai esi pats kaltas, kad nejauti alkio, ar ne, o tavo patinka tas komfortas, kuriame esi, nes mes tokiais laikais gyvename, kai iš tikrųjų neturėtų būti jokio bado, neturėtų būti jokio, nes visi turi galimybę. Taip. Visi iš tikrųjų. Dabar tas tikrasis socializmas, žinai, iš tikrųjų atėjęs demokratijos sąlygomis, bet jeigu jau tokios didelės kompanijos sako, tai čia užteks, nes visi turi pinigų, tai tikrai pirks. Bet parodė akcijų vertė, kaip kompanijos krito, kiek milijardų buvo prarasta. Dėja, klasika, kas yra, žinai, kaip sako, yra stilinga ir madinga. Kuo skiriasi? Stilinga yra klasika, o madinga yra tik šiandien. Tai to, ko noriu būti stilingu ar noriu būti madingu. Čia yra kompanijos vizija, aš manau, mano toks, žinai, apibendrinimas, kad kompanija kokią nori eiti keliu. Čia pasirinkimas. Tiek žmogaus, tiek kompanijos yra pasirinkimas, kadangi mūsų su tavim tie noras ir poreikis truputį daugiau, tai mums liūdna, bet gal neliūdna, labai greitai, labai daug turėsim gana geros produkcijos vizualios ir nuo to veiksmas vyks ir žmonės pirks ir vartos, tai gal gerai, o kai labai norėsim išskirtinių dalykų, tai vis tiek liks tam tikra žmonių grupė, kurie tą kurs ir darys ir tai ir bus. Tai tiesiog pasirinkimo klausimas. Jauni kitaip matys ir gerai. Gal gerai, taip sakyčiau gerai, nes vis tik aš laukiu, kada tas dirbtinio intelekto triukšmas pasibaigs, nes visi labai staigiai, stebuklas, jis nestebuklas, kažkuriuose vietose padeda, kažkuriuose vietose nepadeda ir mūsų to reikia išmokti gyventi ir tas triukšmas, kai nuslops, tai kada jisai taps mūsų eilinis įrankis, kaip kažkada tapo kompiuteris, Wi-Fi'us ar ten kažkas ir tai bus eilinis įrankis, tai tada vėl kažkas kitaip pasisuks. Ir tai jau ateina, nes ir jau kuris laikas yra tyrimą parodė, kad būtent Gen Z yra būtent jie ir nulipinėja dabar nuo telefonų. Labiausiai. Ne mes, ne millenniumai, ne X-ai, baby boomeriai jau tai jau mažėja. Net neužlipę. Jau tai nebebus atsivarą. Metai yra metai savo dar, aišku. Tai bet būtent Gen Z iš tikrųjų nulipinėja. Tai galbūt grįž prie daugiau popierinių maketų, žinai, o ne ten skrolinimų daugiau prie knygų, nes knygos yra perkamos ir jos išlaiko savo. Tai ir fainai, kaip sakau, komiksai, mano sritis yra, kad ir vizualas, ir tekstas, ir istorija, emocija. Galbūt taip, aš labai tikiuosi, žinai, kaip sakant, dirbu dėl to, kad galbūt kažkam, tai mano kūriniai taps kažkada tai nostalgija. Tai ačiū tau labai už pokalbį, fainai pasikalbėjom, bet mes galėtume kalbėti, bet reikia taupyti kitų žmonių laiką. Tai ačiū Jums ir jeigu turite kokių nors klausimų, būtinai rašykite po video aprašymų komentaruose, mes visą laiką atsakysime. Skaidros kontaktus irgi rasite video aprašyme. Tai tiek. Dėkui.